Aš apsuptas Invisible Soul gangsterių. Šiandieną pas mus breikas. Vienas iš 4 hip-hopo elementų breikas mūsų krašte turi giles, nors ir netvirtas šaknis. New Wave Street Dance žinoma priklauso dabartiniai urban kultūrų bendruomeniai, o ji paklūsta šiuolaikiškam gyvenimo būdui. Tai breikui suteikdama galimybę plėsti tradicinius street dance stiliaus rėmus. Tad kaip viskas prasidėjo? Aš galiu pasakyti, kažkur tai 98 metais pasirodė per teliką pirmi klipai, jeigu tu atsimeni Supersonic, It's Like That, Run DMC. Ir va tada atsirado ta mada, visi pažiūrėjo teliką ir sako, wow, čia yra nerealu. Tada mums buvo po 13, po 12 metų. Tai va čia buvo pirmi mūsų žingsniai, mes pradėjom šokti kaip tikri gatvės šokiai laiptinėse, atsimenu, reiškia, 5 aukštų namuose. Žainė savo rajone, ten Antakalnė, aš Fabieniškėse pas save. O po to susibūrėm, radom klubus breiko, ir pabiški, su ta mada atėjom į tikrą stylą. O kaip susibūrė tikrų? Invisible Soul jau egzistuoja 4 metus, jo aš atėjau truputėlį vėliau, taip ir susibūrė iš tikrųjų. Tai tiesiog yra... Mūsų komanda tikriausiai išsiskiria tuo, kad mes ne tik tai komandos nariai, bet mes ir draugai gyvenime. Ir kartais, galbūt dėl to mums ir sunku kartais, nes, žinai, šokiai yra jau mūsų profesionalus darbas, o draugystė tai yra draugystė. Tai mes kartais suderinti šitų dalykų negalim. Tai nuo to viskas ir prasidėjo, kad krūva bernų susibūrė kaip draugai, o kadangi šokio kartu nusprendė pasitusinti ir padaryti savo grupę, iš tos mėgėjiškos grupės tapom geriausiais Lietuvos breiko šokiais jau 4 metus. Kokiuose renginiuose dalyvavot? Iš projektų, iš tokių didelių koncertų mes dalyvavom net truputėlį, kur daugiau popsų, kaip Dangus, pavyzdžiui, padėjom. O visi kiti breiko čempionatai, apie juos dažniausiai paprasti žmonės nežino, jie vyksta Lietuvoje gan retai. Tai visai neseniai laimėjom 1 vietą Invisible Soul 5x5, tai yra breiko kovos. Tai jau yra 5 5x5 turnyras, kur mūsų grupė laimėjo 1 vietą. Breikas kaip viena populiariausių šių dienų šokio versijų automatiškai negali likti vien tik alternatyvioje scenoje. Natūralu, jog breikas patenka ir į pop erdvę, kaip backdancingas. Bet ar tai nesikerta su breiko kaip gatvinio šokio koncepcija? Kad jeigu tai yra popsų koncertas ir mes išeinam kaip geriausia Lietuvos breiko grupė su savo atskirų pasirodymų, mes propaguojam šiuo atveju ne popsą, bet jau savo kultūrą ir rodom, kad breikas turi savo kažkokią tai cinką ir skonį. Sakykit, jūs dar galima pamatyti šokančius gatvėje? Aišku, vasarą, kai yra šilta, nėra sniego, nors ir dabar nėra. Galima mus pamatyti šokančius gatvėje, tikrai galima, arba kur nors prie jūros, paplūdimy, arba... Jo, aišku, mes mėgstam tai daryti. Jeigu yra sąlygos, jeigu yra grindys, jeigu groja muzika, mums faina, tai mes galim pašokti, būtinai mums patinka. Breikas liejasi ne tik su pop scena, bet ir menais. Taip atsiranda naujos šokio stiliaus išraiškos priemonės. Gaila, kad dauguma žmonių įsivaizduoja breiko šou kaip paprastų vaikinų, kurie atsistojo į eilę, šokimą po vieną. Taip tikrai nėra, ypač dabar mes pradėjom statyti savo pasirodymą kaip mažą spektaklį. Kaip mažą spektaklį su kostiumais, su gera muzika sumiksuota. Vokietijoje jau yra dideli spektakliai, didžiausiose teatruose Prancūzijos, kur rodo spektaklius, modernaus šokio spektakliai, kuriuose naudoja breiko ne tik elementus, bet netgi iki šiaip tik tai breiko spektaklių. Gerai, taigi su jumis buvo geriausia Lietuvos breiko grupė Invisible Soul, specialiai geriausiai urban